Sveiki, štai čia yra mano dar vienas video ir jame norėčiau jums papasakoti apie produktus, kuriuos neseniai įsigijau, kuriuos žadu išbandyti arba kuriuos esu išbandžiusi seniau. Tiesiog labai pačiai patinka žiūrėti tokius video ir nuspręsti, ar man verta pirkti šį produktą ar ne, tiesiog išgirsti kitų žmonių nuomonę, tikrai nebandau girtis ar panašiai. Bet noriu jums pasidalinti savo nuomonę ir galbūt jūs komentaruose parašysit, koks jums produktas, kremas, veido prausiklis ar dar kas nors patinka ir jūs man jį siūlytumėte įsigyti. Todėl ir iš karto pradėsim. Na, štai pirmasis produktas bus Lietuvoje labai lengvai randama linija. Galiu sufokusuoti. Štai. Margarita ir jos drėkinamasis kremas aš jį kažkada esu bandžiusi ir dabar neseniai vėl nusipirkau. Štai dar neišėmiau. Štai toks drėkinamasis kremas. Štai. Jis uždarytas, dabar negaliu, bet žinau, kad tikrai labai skaniai kvepia, jisai yra su linų ekstraktu ir aš visai, kai perku įvairius kremus ar kosmetiką, stengiuosi pirkti kuo labiau ekologišką ar iš natūralesnių medžiagų, nes nenoriu naudoti nei jokių konservantų, nei panašių dalykų ir tikrai ne pati Margaritos linija, bet Margarita ekologiška linija yra tikrai labai pagaminta iš gerų produktų ir rašo, kad šie produktai yra, man rodos, čia ne, 99% natūralių komponentų. Tai mane tai tikrai tenkina ir tikrai neblogas dieninis drėkinamasis kremas ir jis labai lengvai įsigeria, maloniai kvepia ir tikrai labai neblogas lietuviškas produktas. O štai dar vienas pirkinys, tai yra plaukų kaukė, Dove Intensive Repair, atrodo tokia įdomi pakuotė. Aš ją jau vieną kartą išbandžiau, nes tikrai neseniai nusipirkau. Štai atrodo taip. Tikrai labai skaniai kvepia ir tikrai daro didelį poveikį plaukams. Mano plaukai išsiplovus šią kaukę, ją galima palaikyti 3-5 minutės, tikrai neilgai, ir vieną kartą į savaitę. Ir rašo, kad reguliariai naudojant šią kaukę plaukai tampa net iki 10 kartų atsparesni pažeidimams ateityje. Kai aš ją panaudojau vieną kartą, mano plaukai tikrai ėmė blizgėti ir galiukai atrodė ne taip prastai, kaip prieš tai. Na, matosi gal šiek tiek labiau blizga. Aš iš tikrųjų neseniai dažiau plaukus ir tikrai labai nebloga kaukė ir patarčiau ją taip pat įsigyti. Na štai. Toliau mano nepakeičiamasis produktas yra štai šios Natura Siberica putos. Jos yra skirtos makiažui nuplauti. Tiesiog tokias galiu net parodyti. Štai tokias putos. Taip pat labai skaniai kvepia ir labai gerai nuplauna makiažą. Super gerai. Aš tiesiog, čia yra jau turbūt mano 3 buteliukas, aš nerandu nieko pakeičiamo, jos yra irgi 99% natūralios, iš įvairių Sibiro žolelių ir panašiai, tiesiog ir yra drėkinančios putos, dėl to tikrai neišsausina nei odos ir jos neparaudina ir panašiai, tikrai labai geras ir siūlyčiau jums įsigyti. Be akcijos, be nuolaidos ir be akcijos kaina yra 20 litų, man rodos. Tai nėra pigios, nėra brangios, tačiau tikrai labai verta. Ir dar vienas mano pirkinys yra Niveos rankų kremas, taip pat 95% natūralus. Kaip matote, aš pakvaišus dėl to. Štai. Tai yra mano antroji pakuotė. Jis kvepia geriau už visas praeitas įsigytas prekes. Tiesiog labai rankos po jo būna švelnios, labai greit įsigeria, labai skaniai kvepia ir tikrai puikus rankų kremas, nėra labai brangus, man rodos apie galbūt 10-13 litų kainuoja, tiksliai neprisimenu, bet jis skirtas sausoms rankoms su bio arganų aliejų.
tikrai labai irgi puikus kremas. Na štai, taip pat dar vienas Nivėjos produktas, dezodorantas Fresh Natural 48 valandų veikimo. Jis kvepia kaip Nivėjos mėlynasis tas paprastasis kremas. Labai taip pat geras kvapas, pažįstamas ir tikrai gerai veikia. Tiesiog paprastas dalykas, kurį turbūt naudojat kasdieną, bet patariu taip pat įsigyti ir tikrai nenusivilsit, labai geras, ilgai išliekantis kvapas ir nedirginantis odos. Dar vienas bus pirkinys, dar bus keli, bet pirmą kartą nusipirkau, dabar prieš jums pasakodama išbandžiau Maybelline New York Superstay Better Skin su SPF 20. Tikrai labai neblogas makiažo pagrindas, jis nėra pilno padengimo, ta prasme jis nėra labai toks kaip kaukė, jis labai gerai pasiskirsto ir atrodo labai gaiviai ir skirtas jaunai odai ir sako, kad jisai pagerina odos būklę per 3 savaitės. Na, nežinau, dar 3 savaičių nepraėjo, oda kai buvo, tai buvo, bet iš tikrųjų tikrai labai gerai pasiskirsto ir gražiai atrodo. O neseniai, labai seniai norėjau, tik tais neseniai įsigijau štai tokią, aš jau ją naudojau, Beauty Blender, jeigu girdėjot, čia yra kopija, ne pats Beauty Blender, nes ji šiaip yra labai brangi, man rodos apie 20 svarų. O štai ši kempinėlė kainuoja 19 litų ir jeigu nesat girdėję, tai čia daugkartinio naudojimo kempinėlė, ją sušlapini, išgręži ir ji truputį padidėja ir naudoji paskirstyti įvairioms kistoms makiažo priemonėms. Tikrai patariu, tikrai labai mano naujas atradimas ir pačiam maskuokliui po akim, nes štai turi tokį smailų galiuką ir visą veidą padengti. Na, žodžiu, tikrai labai puikus paskirsto ir tiesiog oda atrodo tokia lygi ir makiažo pagrindas nesubėga į raukšlėles ir, na, žodžiu, tikrai didžiulis skirtumas naudojant, jeigu jūs iš vis tepat su pirštais, tai būtinai įsigykit ir tikrai nepasigailėsit. O kur įsigyti, aš jums parašysiu po video description tam laukelyje ir galėsite įsigyti šių kempinėlį, nes tikrai padarysiu reklamą, ta prasme nesu čia sponsoriuojama ar panašiai, bet tikrai labai geras dalykas ir nėra labai brangu. Ir paskutinis mano naujasis pirkinys yra Gabriela Salvete tušas Mascara 3-in-1 Curl Length and Volume. Užriečia, pailgina ir suteikia apimties. Tikrai daro labai tai, ką sako. Štai toks šepetėlis, toks įdomus. Kai pirkau, galvojau, kad nebus labai geras, bet tiesiog norėjau pabandyti, nes man rodys buvo akcija, šiaip jis kainuoja gal 27 litus, bet aš man rodys nusipirkau už 13 litų ir galvojau, tikrai už tokią kainą apsimoka ir išbandžiau ir tikrai, kaip matot, nežinau ar matot, bet laksienas atrodo visai neblogai. Aš tai siūlau išbandyti ir dažniausiai aš ypač Eurokose pagaudau akcijas ir galima brangesnius produktus, taip pat ir ši pudra, kuri kainuoja apie 45 litus, aš ją įsigijau už 28 ir tikrai nedegina piniginės ir galima tiesiog įsigyti daugiau produktų ir juos išbandyti. Na štai, tai mano tokia buvo trumpa apžvalga. Jei dar ką nors norėsite manęs paklausti ar sužinoti, rašykite komentaruose ir gale šio video štai parodysiu savo nagučius, kuriuos neseniai pasidariau, jie atrodo štai taip. Ir jeigu norėsite pamatyti tutorialą, pamokėlę, kaip pasidaryti tokius nagučius, nežinau ar labai gerai, štai tokie geltoni su gėlytėm, štai. Man draugas sakė, kad kaip užuolaidas atrodo. Jeigu norėsite nagučių pamokėlės, kaip nusilakuoti nagus, kažkokių idėjų, tai taip pat rašykite komentaruose, lauksiu jūsų žinių ir iki kito pasimatymo.